Valandinės auklės. Kodėl vienos visiškai neįsipareigoja ir greitai pabėga, o su kitomis galima dirbti metų metus. Aš Ieva iš Mama ir auklė ir papasakosiu skirtumą. Esminis skirtumas yra tai, ar auklė jaučiasi saugiai dirbdama pas jūs, ar ji jaučiasi, kad niekada nežino, kaip ji dirbs, kokiu grafiku dirbs ir neturi socialinių garantijų. Taip jau susiklostė, kad su auklėmis dirbant paskutiniu metu yra imituojama darbdavio ir darbuotojo santykiai. Anksčiau buvo tokia namų ūkio patarnavimo sutartis ir iš esmės tai buvo kaip ir saugiausias ir normaliausias variantas dirbti aukliai. Tačiau kadangi mokesčiai yra labai dideli, šitą sutartį buvo pasirenkama pakankamai retai, dažniau buvo naudojamasi verslo liudijimu. Šiuo metu verslo liudijimo nebėra, yra tik tai individuali veikla, kuri kaip ir apjungia panašias garantijas. Tai yra, kad galima turėti išmokas gimstant vaikučiui, galima turėti sveikatos išmokas ir panašius dalykus. Bet dažniausiai auklė, kuri yra valandinė, tie mokesčiai būna jai pakankamai sunkus ir administravimas nelengvas. Ką reiškia darbdavio ir darbuotojo santykių imitavimas? Tai reiškia, kad jūs kaip darbdavys apmokate atostogas aukliai, taip kaip darbdavys apmokate jos ligos laiką, susitarėte, kiek to apmokėjimo bus, lygiai kaip ir su darbdaviu, tam, kad auklė jaustųsi stabiliai ir galėtų dirbti pas jūs kelis metus iš eilės.